A ką čia darom, a? Anį gėdas, anį sarmatos, klausykit. Jūs čia apie mane? Aš... Miškas nėr šiukšliadėžė. Nors kaip matom iš vaizdo, kai kam kitaip atrodo. Čia nieko, čia ne mano, aš tik norėjau gamta pasidžiaugti. Vajėtų, kaip liūdna, kad pasidžiaug gamtą mums trukdo tai, ką kiti palieka. Laikas pakalbėti apie atliekų kultūrą. Tokios didelių gabarito atliekos, kaip ir šios padangos, turi savo vietą – surinkimo aikšteles. Ten jos išrūšiuojamos, vėliau perdirbamos ir virsta naujais daiktais. Nespręskit pagal išvaizdą. Net ir tokios atliekos dažnai gali būti perdirbamos. Svarbu nepalikti taip. Surinkimo aikštelėse priimamos ne tik didelių gabaritų atliekos, pavyzdžiui, seni baldai, durys, dviračiai ir kitos didelių matmenų atliekos, bet ir buityje susidariusios išrūšiuotos statybinės, elektroninės ar kai kurios pavojingos atliekos. Visa tai, ko negalima mesti mišrių atliekų konteinerius. Juk jūs nemetat jų į mišres? Ne. Juk nepaliekat prie konteinerio? Ne. Nepaliekat ir gamtoj? Beje, prieš veždami atliekas visada pasidomėkit, kaip jas paruošti. Tai mažas žingsnis, bet labai svarbus. Klausykit, o jūs manęs nepaskusit?